Labas vakaras, sveiki, kas klausysitės, kas prisijungėt šiandieną būtent su mumis pakalbėti apie aromaterapiją. Sužinosite, kaip aromaterapija gali padėti šiltuoju sezonu tiek apsisaugoti nuo virusų, tiek pakelti mūsų emocijas. Nes kai saulės trūksta, tai ta nuotaika gali eiti kalneliais, banguoti. Tai kad nuotaika būtų visada gerai, kvapai visą tam gali padėti. Tai pradžioje mes prisistatysim. Aš esu Daiva Bernotė, su aromaterapija jau draugauju daugiau negu 8 metus ir galiu sakyti, kad esu aromaterapijos mentorė, ekspertė, kur praktiškai dalinuosi savo patirtimi, kaip eteriniai aliejai padeda būtent apsisaugoti nuo virusų ir gerinti emocijas. Apie eterinius aliejus praktiškai, kai gavau pirmą rinkinį, kaip ir jūs, Romalda, visiškai nieko nežinojau, nebuvau apie kvapus girdėjusi labai minimaliai, kažkada kažkur. Ir nuo vieno to buteliuko mano kelionė ir prasidėjo. Tai tie 12 buteliukų pradėjo mano kasdienybėje įsipinti ir taip jau 8 metus, galiu sakyti, kad kiekvieną dieną praktiškai naudoju eterinius aliejus ir eigoje su jumis pasidalinsiu, kaip jie man padeda apsisaugoti, kaip man jie balansuoja emocijas ir man yra svarbiausia, kad sveikatinasi visa šeima. Sūnelis, kuriam yra 4,5 metų, vyras visada subalansuotas ir nereikia eiti pas daktarus ir ypatingai, kai galiu padėti ir tėveliams nuotoliniu būdu pakonsultuoti ir nusiųsti, ką ir kaip naudoti. Tai tiek apie mane. Žavinta, ką tu apie save norėtum pasakyti? Tai labas vakaras visiems. Esu Žavinta Daukšienė iš Šilutės rajono, Žemaičių Naumiesčio miestelio, Pamario kraštas pas mus čia. Pagal specialybę esu biologijos mokytoja, tai man augalų poveikis organizmui yra labai gerai žinomas, kokia slypi augalo gale ir jėga būtent tame augale. Ir mano žinutė tokia būtų, kad šiai dienai žmogus yra nutolęs nuo gamtos. Jeigu seniau žmogus gyvendamas su gamta per metus įkvėpdavo apie 2 kilogramus eterinio aliejaus, tai šiai dienai mes to nebegaunam. Tai aš labai džiaugiuosi atradus Young Living kompaniją, kai aš sakau, galime mes tą gamtą, tą augalą parsinešti į namus ir paimti viso jo tą gėrį, naudą tiesiai iš buteliuko. Tai aš jau su šiais eteriniais aliejais jau eina 7-8 metai, nuo 18 metų. Tai kaip ir prieš tai diskutavom, kad įsimylėjau nuo pirmo įkvėpimo. Tiesiog aš pajutau visą savo esybę, kad tai yra natūralu, kad tai yra saugu. Tai vėlgi, aš pirmiau ėjau palei savo intuiciją, palei kvapą, o tik vėliau pradėjau skaityti, domėtis. Kaip biologė aš ir anksčiau skaitinėjau, domėjaus apie aromaterapiją, bet taip giliai ir profesionaliai tik susipažinusi su Young Living eteriniais aliejais. Šioje bendruomenėje aš labai daug įgijau mokymų, seminarų, tai irgi esu aromaterapijos mentorė, edukatorė, praktikė. Tai mūsų bendruomenė yra prieinama visiems Young Living nariams su prieinamu mokomuoju turiniu. Tai čia galimybė yra ne tik kvepinti skaniai namus, bet ir tobulėti. Tai tiek apie mane. Smagu labai ir išgirsti kiekvienos istoriją. Aš esu Gintarė, irgi pas mane truputėlį kitaip atėjo. Aš būtent įsileidau eterinius aliejus, o kaip Žavinta sako, kvėpinti namus. Tam, kad man kvėpėtų namai, kad aš galėčiau kurti tokią aurą namuose, kad galėčiau kažkiek paraganauti ten, kažkokią nuotaiką sukurti. Tuo metu jau mano vaikai buvo truputėlį paaugę, jau paaugliukai tokie ankstyvieji. Tai tų jau ligų mes, kur turi visiškai mažuliukai vaikai, tas ligų intensyvus amžius buvo praėjęs. Tai man tas lyg ir nebuvo labai aktualu, sveikatinimuose, bet emocinė pusė man buvo labai labai svarbi.
ir labai aktuali ir labai norėjosi tos nuotaikos kūrimo namuose. Bet kas yra nuostabu su šiais eteriniais aliejais, kad mes juos atrodo pasikviečiam dėl vienos priežasties, bet jie veikia visais lygiais. Ir kartais atrodo, tu gali tą pačią pipirmėtę ten paimti tam, kad tau koncentruotų mintis, bet jinai dar šalia ir orą valo, ir tuo pačiu dar ir nuramina, nes turi ir raminančių savybių. Nes kiekvienas eterinis aliejus, jisai turi bent 10 savybių, kuriomis veikia mus. Ir man tas pats irgi nutiko. Aš paėmiau tam, kad man kvepėtų namai. Aš atsimenu, kai man tada irgi padarė tokią aromatestą, mes dabar ir Daiva, ir aš irgi darom tos aromatestus, išmokom tos technikos. Ir man tada, kai padarė, aš atsirinkau, buvo ilang ir kadagys, eteriniai 2 aliejai, kurie man labai labai patiko. Ir dar vieną tokį mišinį Progress Fito Plus man tada Jolanta, kuri mane pakvietė būtent prisijungti prie Young Living, rekomendavo. Aš jį naudojau dėl, kaip veido serumą aš jį naudojau, nes man buvo gaila tepti pilvo apačią. Bet turėjau tokią problemą, labai sudėtingas mėnesinės, labai sudėtingą ciklą, labai nereguliarų ciklą. Ir aš netikėjau, kad gali padėti. Bet naudojant visus tuos kvapus ir eterinius aliejus, aš pati po kažkurio laiko pastebėjau, kad pas mane neliko ibumetino rankinukėje, pas mane neliko ir stipresnių vaistų nuo skausmo ir jų man net nereikia ir mano susiharmonizavo diena. Ir atrodo, tu imi emociniam poveikiui, bet paveikia fizinį poveikį, irgi fizinį kūną. Ir aš esu labai stipriai įsitikinusi, kad emocinis kūnas ir fizinis kūnas, jie labai tampriai susiję. Tai yra visa visuma ir tas nulemia, kaip mes jaučiamės. Ir kodėl aromaterapija yra būtina šaltuoju metų laiku? Nors aš pasakyčiau, jinai būtina ir šiltuoju metų laiku. Tai bet tos 3 priežastys, kodėl šaltuoju metų laiku, nes tai yra natūralus būdas pasirūpinti savim. Visų pirma, kas galbūt vasarą mes pamirštam apie savo imunitetą, nes tada yra natūralios daržovės, natūralūs vaisiai, daugiau būnam gamtoj, ir daugiau tų dalykų, kurie mūsų imunitetą stiprina. Šaltuoju metu tikrai ne kiekvienas pabūna lauke tiek, kiek reikėtų. Mes kaip tik, jeigu dar šalta, tai skubam greičiau parbėgti namo, kur yra šilta. Ne kiekvienas pakankamai ir vėdina tą patalpą, tai su eteriniais aliejais mes galime pastiprinti mūsų imunitetą. Yra daug eterinių aliejų, kurie turi antivirusinių, antibakterinių, antigrybelinių savybių ir tikrai padeda stipriai apsisaugoti. Ir tai nėra sudėtinga naudoti. Mes vėliau papasakosime būdus, kaip juos įtraukiant į dienos rutiną, mes galim save pastiprinti ir apsaugoti. Eteriniai aliejai labai švarina aplinką. Ir aš irgi pasiėmiau, kad man kvepėtų namai, bet šalia to jie ir valė orą, jie dezinfekavo orą, jie saugojo. Tai atrodo, tu turi tą tokį tikslą, kad būtų kvapnu namuose, kad būtų gražu. Ir difuzorius, jisai aišku ir papuošia namus, kvapas sukuria nuotaiką, kurią tu nori. Bet šalia to jisai, tarkim, jeigu tos visos kvapniosios žvakės, kažkokie ten tie sintetiniai kvapai namų, nežinau, gal jau dabar tikiuosi, ten aerozolių nenaudoja jau niekas, tai kas dar mūsų tuos visus kvėpavimo takus užteršia ir atakuoja mūsų imuninę sistemą ir ją silpnina. Tai čia šiuo atveju mes kvėpinam namus ir tuo pačiu metu juos valom ir švarinam ir dezinfekuojam. Ir žinoma, emocinis balansas. Tai su eteriniais aliejais užtenka į delnus kitą kartą įsilašinti po lašiuką. Sakau, vienas mažas ritualas turėti šaltuoju metu
tu su savim apelsino eterinį aliejų ir bent kartą dienoj pakvėpuoti iš delnų apelsino eterinio aliejaus. Tikrai saulės daugiau atsiranda tavo vidinėje būsenoje, tos tokios šilumos ir geros nuotaikos, nes apelsinas jisai tave kaip toks inkaras ištraukia iš tos lietuviško pilko debesų, iš tokios depresinės nuotaikos. Ir pasirenkant vėlgi, vėliau mes dalinsimės tais turbūt svarbiausiais eteriniais aliejais namuose, priklausomai nuo nuotaikos, tu pasirenki ir tu save susibalansuoji, sau padedi. Tai man yra eteriniai aliejai, tai tas resursas, kuris padeda kažkiek išlaikyti balanso, nes tai nėra lengva. Nes norisi, ypatingai mes moteris šiais laikais turim labai labai daug pareigų. Jeigu anksčiau, anais laikais mūsų buvo pareiga tik tai kurstyt namų židinį ir rūpintis namais, tai dabar mes turim prisidėti ir prie to jaučio parnešimo, ir to jaukumo sukūrimo, ir daug visuomenės iššūkių yra, ir daug ką lygiuotis. Tai tą balansą išlaikyti tikrai nėra lengva. Ir čia turbūt ir imunitetas tada stringa. Tai žavinta man labai, tu iš tos irgi biologinės pusės, kaip papasakoji apie eterinio aliejų aromaterapijos naudą, taip visiškai kitaip suskamba. Tai aš nenorėjau tavęs nutraukti ir tiesiog norėjau tau paantrinti keliose vietose. Tai būtent pas mane irgi tie atsiradusi startiniam rinkiniui, aš pastebėjau, kaip šie eteriniai aliejai tapo mano natūralia namų vaistinėlė. Ir po truputį cheminiai preparatai dingo. Ir sakau, nebūtina žmogui žinoti, ką tas augalas daro, bet vis tiek jis daro. Tai jeigu parsinešėt dėl kvapo ir garinat namie, bet vis tiek jo molekulė patekusi į jūsų organizmą per kvėpavimo sistemą, jinai žino, ką toliau daryti jūsų organizme. Jinai atlieka terapinį poveikį. Tai eterinis aliejus pagerina 21% deguonies patekimą į ląstelę. Tai visi oksidaciniai tenais ląstelės lygmenį, kuo ląstelė gauna daugiau deguonies, tuo daugiau energijos gamina, vyksta regeneracija ląstelių. Ir ne kartą per aroma vakarus, kai vedu edukacijas, yra klausima buvę, kad tai ką man pirkti tą pipirmetę buteliuke, aš taigi irgi pati auginu namie ir pipirmetę, ir šaltmetę, aš galiu gerti arbatą. Bet geriant arbatą mes negaunam tokio terapinio poveikio, nes eterinis aliejus turi nuo 100 iki 10 000 kartų didesnę koncentraciją pagal sudėtį, negu rasime pačiame augale. Ir vienam augale rasime daugiau kaip 300 fitocheminių elementų. Tai kiekvienas tas elementas atlieka savo funkciją. Tai tuo ir skiriasi terapinės klasės eteriniai aliejai, kad jie turi pilną spektrą fitocheminių elementų. Mes galim rasti eterinių aliejų, kurie kvepia kaip levanda, bet neturės tiek fitocheminių elementų ir nebus terapinio poveikio. Kas man patinka, kad eterinis aliejus patekęs į mūsų kraujotaką, į kiekvieną ląstelę, nuo sąlyčio su oda tai įvyksta per 2 minutes, įkvepiam iš karto pasiekę smegenis jau per 2 sekundės, bet vietiškai tepant po 2 minučių patenka į ląstelę, o po 20 minučių jau visoje kraujotakoj. Tai sugeba, kaip sakau, padaryti reviziją, išvalyti iš ląstelės visus naftos produktų likučius. Nes, sakysim, iš kur pas mus ta nafta, tai čia gal nereikėtų, būtų dar viena paskaita. Aš manau, suvokiam, kad mes gyvenam tikrai plasmasiniam laikmetį, kvėpuojam aplinkui plastikas, valgom aplinkui plastikas. Ir mūsų tai, ką dedam ant odos, įvairios priemonės kosmetikos, taigi irgi yra naftos produktai. Ir visa tai pas mus kaupiasi. Tai man patinka, kad eteriniai aliejai be šalutinio poveikio gražiai išvalo, ištirpina visus tuos ftalatus. Tai eteriniai aliejai turi gydomųjų savybių, antiseptinį, antivirusinį, priešinfekcinį poveikį. Tai jau jeigu jaučiam pirmuosius peršalimo simptomus, tai, kai sakau, nėra tai, kad aš nesloguočiau, nėra tai, kad aš nesirgčiau, bet aš tik jaučiu, kad jau man kažkas kimba, virusiukas ar bakterija, aš iš karto su tipsu vakare išsitepu pėdas.
Ir lygiai tą patį darau vaikams. Turiu 2 vaikus, tai jie jau žino, kad jeigu su slogyte bus vakare malonumai, mamytė glostys nugarytę arba kojytės. Tai ir per 3 dienas aš įveikiu ar tą virusą, ar tą bakteriją. Bet jeigu sąmoningai žinau, kad dabar vyksta, pavyzdžiui, aš kaip dirbu gimnazijoje, yra paūmėjęs sergamumas. Tai aš ir kabinete pagarinu eterinius aliejus nuo peršalimo, namie pagarinu dažniau, jau žinodama, kad mano aplinkoje yra virusinis ar bakterinis kažkoks bumas, tai aš jau iš anksto apsisaugodama, kad neužsikrės, kaip taip įsivaizduoju tokį kaip molekulinį burbulą užsidedu ir einu. Tai vat lygiai taip pat galima atsiskiesti tyfsą ir ant pulsuojančių vietų užsitepti, kad aplink mane būtų ta molekulinė apsauga. Ir žinoma, mes nesam vien mėsa ir kaulai, mes esam iš 3 dalykų sudaryti ir kūnas, ir dvasia, ir siela. Tai visos mūsų fizinės ligos yra psichosomatinės kilmės, tai nuo mūsų emocijų priklauso ir mūsų fizinė savijauta. Jau senai žmonės sakė, ne, kad visos ligos nuo nervų. Tai vat jeigu mes sugebam suvaldyti savo mintis, savo emocijas, tai turėtume turėti ir fizinį kūną. Tai eteriniai aliejai yra vieninteliai ir greičiausiai patenkantis į mūsų smegenį, nes vienintelis pojūtis iš 5 uoslė tiesiogiai yra sujungtas su mūsų smegenim, su limbinė sistema, kur atsako už mūsų emocijas, už mūsų atmintį. Tai yra pats greičiausias būdas, žinant, kad aš susinervinau arba stresuoju, įkvėpti stresavai arba užsilašinti kelis lašus stresavai, įsitrinti stresinės vietas kaklo vietoje. Tai ir iš karto, kas man patiko, kad nereikia laukti tenais to poveikio. Emocinis poveikis iškart jaučiamas. Iškart jaučiamas palengvėjimas, iškart jaučiama geresnė, linksmesnė nuotaika. Na ir kuo išskirtina yra būtent Young Living, tai aš turbūt jau kalbėdama ne kartą pasakiau, ne, kad būtent terapinės klasės, kad Young Living prižiūri, kad eterinis aliejus, tas augalas turėtų visas tas fitocheminės medžiagas. Aš taip kaip mėgstu pajuokauti, prekybininkai, kurie nori tik tais, kad namai kvepėtų levandom ir parduoti kuo daugiau levandų eterinių aliejų, gali ją, kaip sakau, greitai garinam, karštis, didelis kiekis, didelė temperatūra, mes gausim kvepiančios levandos eterinio aliejų, bet neturės jinai fitocheminių ten tiek molekulių, kad jinai atliktų terapinį poveikį. Kaip aš sakau, galime tą levandą išprievartauti, kad jinai kvepėtų, bet poveikio terapinio nebus. Tai žinoma, kad Young Living išskirtinumas yra kokybės ženkliukas seed to seal, tai reiškia nuo sėklos iki kamštelio prižiūri. Man patiko vienoj paskaitoj klausiausi, kad ne tik sėklas atrenka, ne tik tenais tikrina kiekvieną tą partiją, kai išdistiliuoja augalą, bet jie netgi rūpinasi kiekvieno to žmogaus šeimos gerovę, kuris dirba šitoj kompanijoje. Ir kaip sakė, jeigu važiuojat Prancūzijoje ir matot Provanso laukus gražius levandų, tai žinokit, kad tai ne Young Living, nes jie nepurškia su jokiais chemikalais, tai ten gali augti ir kitos žolelės šalia jų. Tai tas mane ir sužavėjo, tą aš pajutau nuo pirmo įkvėpimo, kai sakau, pati molekulė man kalbėjo už save, kad tai yra natūralu, tikra ir saugu. Nėra jokių sintetinių užpildų ar pakaitalų, nėra skiesta, todėl yra koncentracija stipri, reikia vietiškai naudojant atskiesti, nes iš chemijos, priminsiu, kursą, kad eteris tirpsta arba riebale, arba spirite. Ir saugiausias būdas jį tepti į pėdas yra. Tai jau kaip minėjau, griežtas testavimas kiekviename etape. Jeigu gerai pažiūrėsite, kiekvienas buteliukas turi tokį kodą. Tai jeigu kažkas ne taip, galite parašyti laišką, paskambinti kompanijai, nurodyti numeriuką ir bus perduota informacija. Aliejai yra tvarus tiekimas ir etiška veikla. Ir dabar
aš jau kalbėjau prieš tai, ne, apie tos fitocheminius elementus, kad yra nepažeista ta molekulinė struktūra, išlaikoma visas fitocheminių elementų, kaip sakau, visa paletė. Ir kuo daugiau turi tų fitomolekulių, kiekvienas augalas pasižymi, ne tik augalas, kiekvienas daiktas pasižymi savo vibracijom. Tai vad priklauso nuo augalo tų fitocheminių medžiagų ir vibracinis dažnis. Tai kas jau susidūrė su Young Living eteriniais aliejais ne pirmus metus, tikrai pastebėjot, kad apelsiną galima nusipirkti už 15 eurų, o rožės, tas pats buteliukas 5 ml, kainuoja apie 200 eurų. Tai reiškia, kaina priklauso nuo to, kaip lengvai arba kaip nelengvai augalas atiduoda eterinį aliejų. O Žavinta, trumpai, tu mokytoja biologijos, geriausiai žinai kokybės standartus. Žmonės matydami tą patį apelsino eterinį aliejų už 3 eurus, mato užrašą grynas eterinis aliejus. Va. Ir daug susiduriu su klausimais, kad o kodėl aš čia turiu mokėti brangiau? Tai grynas tai nereiškia, kad jame yra visas tas fitocheminių medžiagų kiekis. Kaip jau ir minėjau, ne, mes galim išprievartauti tą augalą, kad jis kvepėtų. Paima tik tas viršutinės molekulės, kur neša kvapą, o kur atlieka gydomąjį poveikį, jų nėra paimama. Tai būtent Young Living kompanija yra atsakinga, kad būtų paimtas visas spektras fitocheminių medžiagų. Ir aš kitą kartą, kaip sakau, kvietėjai aroma vakarus, atsinešti galite savo aliejus, kuriuos turit palyginimui. Ir uosto vieną levandą ir Young Living levandą, netgi palei kvapą skiriasi. Tai aišku, mes kvepindami to gryno apelsinu, mes negausime būtent naudos kūnui, naudos emocijom, o kaip tik dar suklaidinsim savo smegenis, jeigu yra mūsų aplinkoje, kur mes užuodžiame skiestus sintetinius kvapus, per aromaterapiją irgi pauosto 1, 2, 5 ir sako, nu jau viskas, dabar nebeužuosiu. Sakau, uostykit, kad ir visus 60 ir visus užuosit, todėl kad yra natūralūs. Nes mūsų uoslė su smegenim, su struomeniu, kaip raktas spyna sutinka. Ir jeigu tas kvapas yra natūralus, atpažįsta ir siunčia toliau. O jeigu yra sintetinis, šitos molekulės neatpažįsta ir dėl to nebeužuodžiam. Sakau, vaikštot po gamtą, patrinat levandą, užuodžiat, miške patrinat eglę, pušį, grįžtat į sodą, uostot rožę, visus natūralius kvapus gamtoje užuodžiam. Tai lygiai taip pat, Young Living eterinius aliejus, visus užuodžiam, nes jie yra natūralūs. Pamėginkit tai papraktikuoti, paeksperimentuoti su sintetiniais. Kelis pauostom ir viskas, mūsų uoslė nebeatpažįsta ir nebesiunčia toliau. Tai vien dėl kvapo nesirenkam, sąmoningai galvojant, kad galim padaryti savo daugiau žalos negu naudos. Na, o kaip ir aš pradėjau, kaip ir daugumas Young Living mylėtojų, ir mes rekomenduojam naujiems nariams pradėti nuo startinio rinkinio, nes ten yra 12 eterinių aliejų, kaip sakau, kaip mini namų vaistinėlė, kuri eteriniai aliejai sudėti apgalvoti kiekvienai gyvenimo situacijai. Tai šis rinkinys šituo šaltuoju laikotarpiu tai tikrai dažniau yra naudojamas ir imamas, nes jame yra specialiai sukurti mišiniai būtent nuo virusų, nuo bakterijų, tada kvėpavimo takams, nuo slogos iki plaučių uždegimo. Mes apie kiekvieną dar pakalbėsim. Tai rinkinys naudingas ne tik peršalimui, ne simptomams, bet ir esant miego sutrikimams, kai vargina skausmai fiziniai, kai sutrinka virškinimas ar susimušimai, sutrenkimai, emocinis sveikatos sustiprinimas, profilaktiškai naudoti, jau žinant, ne, kad ruduo artėja, jau aš pagarinsiu dažniau tam tikrą eterinį aliejų, kad išvengti tam tikrų, pavyzdžiui, peršalimo ligų. Arba žinau, kad aš važiuosiu į kokį koncertą arba eisiu į Akropolį, kur bus masė žmonių, aš sąmoningai pasitepiu eterinius aliejus nuo virusų, kad, kaip sakau, į tą molekulinį burbulą įlipčiau.
Žinoma, atsargumo priemonių reikia, visur reikalingas sąmoningas sveikas mąstymas. Tai eterinį aliejų, kaip minėjau, reikia skiesti su riebalu, nerafinuotu, grynu, augaliniu. Tai startiniam rinkiny yra įdėta V6 augalinis kompleksas. Ten yra visiškai nuriebalintas, neužkiša porų ir galima jį vartoti vidų. Tai jeigu man reikia kažkokio eterinio aliejų, aš kelis lašiukus į tą aliejų V6 įlašinu ir galima vartoti vidų. Atskirą liniją netgi turi Young Living su pliuso ženklu, kurie yra patvirtinti Maisto federacijos. Žinoma, vaikams visada skiesti, kad būtų švelnesniu, visada pradedam nuo mažiau. Yra taisyklė, ne? Mažiau reiškia geriau. Ir nenaudoti, dabar ruduo, tos saulės yra mažiau, bet tokią citriną, apelsiną stengtis netepti, nenaudoti einant į saulę, nes jie yra fotoaktyvūs. Gali padaugėti pigmentinių dėmelių. Ir nelašinti eterinių aliejų į akis ir ausis. Nes jeigu aš esu ne kartą netyčia nuo rankų pasitrynus akis, tada jau pašaroji neblogai. Na ir jūs rinkinyje rasite, jau apie tą mišinę nekartą minėjau, tai mūsų molekulinė kaukė visos pandemijos laikotarpiu buvo. Turėjo kiekvienas šeimos narys po buteliuką, tai kadangi aš jau tų buteliukų tuščių turiu labai daug, tai V6 pripildydavau daugiau negu pusę ir po kokį 20-30 lašiukų įlašindavau tyfso. Ir turėdavom visi va tokį mišinį ir tepdavomės. Tai jis kvepia labai skaniai, kam patinka cinamonas, gvazdikėlis. Tai eukaliptas įeina į jo sudėtį, cinamonas ir rozmarinas. Tai gvazdikėlis ir rozmarinas yra labai stiprus antivirusiniai augalai. Ir vagys pavadinimą šis eterinis aliejus įgavo pagal legendą, kai Prancūzijos vagys plėšė kapus, kai buvo maro bakterija 14 ar 15 amžiui, kad nesuklaidinčiau. Ir jie neužsikrėtė maro bakteriją. Ir policija juos sulaikiusi sako, pasakykit, ką jūs tepėt, kad jūs neužsikrėtėt šitą bakteriją, tada sušvelninsim jum bausmę. Tai pagal šitą gražią istoriją, legendą ir yra sukurtas šitas mišinys su tais pačiais augaliukais ir pavadintas vagys. Tai jeigu jaučiat antibakterinis, antivirusinis kažkoks peršalimas, drąsiai naudokit, garinkit namie. Garinant namie apie 70% bakterijų sunaikinama yra. Burnos higienai, neturit skalavimo skysčio ar baigėsi dantų pasta, 1-2 lašiukus ant šepetėlio įsiplauti dantis. Gerklės ir dantų skausmui, aš pradžiai su medum lašindavau, į medų sumaišydavau, tai kai gerklę skauda, palaižyti medaus su tyfsu. Jeigu sutrinka virškinimas dėl apsinuodijimo, tai irgi tyfsas labai padeda. Dezinfekcijai, tai tyfsas turi netgi atskirą švaros namų liniją, tai baigėsi priemonės valyti kriaukliai, paimam sodą, citrinos rūgštį, įlašinam tyfso ir puikus šveitiklis. Ir ne tik valymui, bet ir dezinfikavimui. Taip, galim ir praeiti, nes aš apie imunitetą jau kalbėjau. Taip pat rinkinyje rasite ir digaizas, tai yra virškinimą gerinantis mišinys. Tai rinkinyje rasite vieno augalo eterinius aliejus ir jau kompozicijos, kurie yra sudaryti iš kelių augalų. Tai čia yra kiečiai, imbierai, pipirmėtė, kadagių, pankolių, citrinžolių, anyžių, pačiulių eteriniai aliejai. Visi jie yra gerinantis virškinimą. Mažina rėmens refliuksą. Jeigu pučia pilvuką vaikams, tepti pilvuką, palei laikrodžio rodyklę sukti. Taip pat, jeigu yra pykinimas, užtenka iš kamštelio pauostyti. Jeigu vaikai važiuoja ekskursiją ir nuo siūbavimo supykina, tai galima pauostyti ir praeina. Ir labai gerai jisai skatina detoksikaciją. Ir ne vieną atsiliepimą irgi girdėjau, kam kaupiasi dujos, kad pašalina dujų kaupimąsi. Lengviau visas virškinimo procesas vyksta.
Tai Aš jeigu tu, pasidalinsiu trumpai vieną istoriją čia, jeigu prašau, apie vieną prašau, moterį. aš įsivažiavau ir pamiršau pakalbinti. Vis, viskas gerai. Trumpa istorija. Viena moteris dalinosi, jinai narė, dalinosi, kad vat atėjo draugė su šampano buteliu švęsti gimtadienio ir sako, nu labai apgailestauju, bet aš negalėsiu su tavim kartu švęsti. Sako, čia tau. Sako, palauk minutėlę. Jinai įlašino digyso jai į delną, tai draugiai, jinai jau virš 50 metų, moteris jau su patirtimi, išmintimi ir sako, nu kokios čia nesąmonės tu man dabar čia darysi. Bet kadangi labai pasitikėjo drauge, viską darė, ką drauge liepė. Tai į delnus įlašinus digyso ten 3 lašiukai, patepė palei rodyklę, pauostė, jinai ten apie keletą minučių ir jai skausmas skrandžio praėjo. Draugė negalėjo patikėti. Jis sako, tu man įlašink kaip buteliuką, aš parsinešiu namo, nes jos problema yra su skrandžiu, labai didžiulė. Jei naktimis užeina skausmai ir ta draugė parsinešusi namo, vieną vakarą, kai užėjo vėl skausmas skrandžio, jinai prisiminė, kad turi digyzo. Vėl į delnus sudėjo, pauostė, taip ir užmigo. Ir ryte prisiminė, kad neatsimena, kaip ir užmigo. O skausmai buvo didžiuliai. Tai ta draugė ir sako, nori tikėk, nori netikėk, jinai eteriniais aliejais visiškai neturėjo jokios patirties ir praktikos, bet jai taip suveikė ir jinai patikėjo, kad va, eterinis aliejas tikrai gali padėti, net uostant. Tai vat, kaip per patirtis, ne, per gyvas patirtis, per liudijimus, vat, gauni tą patvirtinimą. Tai aš sakau, nebūtinai tu tikėk, molekulė žino, ką daro, ne? Ir dar tai buvo puikus įrodymas, kad dauguma mūsų lygų, negalavimų yra psichosomatinės kilmės. Tik įkvėpus, ne, jau praėjo virškinimas. Dažniausiai virškinimo problemos yra su to, kad, na, tikrai esat girdėję posakį, ne, nevirškinu šitos situacijos. Tai vad kažkas netinka ir mums stoja virškinimas. O virškinimo sutrikimų galime turėti ir nuo streso. O šiai dienai mes streso tikrai turim ganėtinai daug. Ir Taip pat, ypatingai ir vaikai parsineša. Tarkim, mano sūneliui 4 su trupučiu metų, tai jisai mama sako, kaip patep pilviuką. Nu, jau įpratęs, jisai žino, kad reikia tepti, kai skauda nevirškina. Ir patepus su 2 lašiukais, praskėdus su 6, po pusvalandžio jisai jau pamiršta, jisai kuo puikiausiai žaidžia. Ir jokių ten virusų, ten, nežinau, nu, jeigu matau jau kakutis nekoks, tai vat tepu pilviuką. ir galima vartoti į vidų. Tai va tas V6 augalinis aliejus, jeigu namie turit tuščias kapsulės, tai įlašinat aliejaus, įlašinat 4-6 lašiukus šito mišinio ir galima gerti ryte ir vakare su šiltu vandenuku, ne? Nes šaltas vanduo stabdo visą mūsų metabolizmą. Ir taip galit gerti apie 3 savaitės, jeigu turit rimtesnių problemų su žarnynu ir su virškinimu. Rekomenduoju išbandyti ir su medum. Beje, man didžiais buvo vienas iš tų mišinių, kuriuo aš, nu, taip man nelabai patiko, nes man nepatinka ten pankolio, anyžių, eteriniai aliejai, visi tie tokie kvapai. Ir jisai man toks, vat, iš tos vaistinėlės turbūt jau taip vėliausiai buvo pajudintas ir panaudotas, bet irgi vienos programos metu, ten būtent su detoksikacija susijusia, merginos parekomendavo, kad į medų įmaišyti ir vat, po sunkesnių pietų šaukštelį medaus su vat, būtent digizo. Tai vat kažkaip va, ten jau man pankolis ir tas anyžius visiškai kitaip suskambėjus. Tas toks kaip visai mėtinis saldainis gavosi skonis ir tikrai labai labai iš karto palengvina. Tarkim, ypač jeigu tu jauti tokį sunkumą, tokį saldainiuką sučiulpi, suvalgai ir momentiškai padeda, momentiškai. Ir Tatjana rašo, kad su medum ir citrina digaizės tada va tobula. Gal citrina ir šiek tiek užslopina tą kartį į kietį, tą kvapą, tą pankolę, ne? Dar... Tai nelabai, tai nes jinai irgi yra stipriai detoksikuojantis eterinis aliejus, tai labai geras patarimas. Ne, ir frankinsensas, jeigu net Biblijoje, ne, yra minimas šis aliejus, tai tikrai vadinamas skystuoju auksu, nebereikalo, emociškai tai turi tokį pakilėjantį aromatą,
pauostę žmonės per aromaterapiją dažniausiai sako, kvepia bažnyčia, toksai kaip smilkalų kvapas. Bet jis emociškai tinka įsižeminti, nurimti, labiau susitelkti į save. Taip pat galima juo garinti patalpas esant liūdesiui, tam vadinamam dvasiniam negatyvumui, po kažkokios netekties gali padėti išlaikyti spindančią odą, todėl kad, kaip aš sakau, Frankinsoną aš retai kada garinu, nes man gaila jo garinti, nes aš jį tepu ant odos, nes jis pasižymi labai gerai regeneruojančiom savybėm. Tai regeneruoti, vat irgi pasigaminu veido serumą su V6, Frankinsono, dar kokį ilang-ilang dėl kvapo, geraniumą dėl estrogenų ir su tokiu serumu veidui tepti, tai vat regeneruoja ląsteles. Tai odos grožiui galima vat į veido kremą tepti vakare ant švarios odos, mažina smulkes raukšleles, jeigu turit randų, labai padeda randus gydyti. Na, o kad namie tą, kaip sakau, vibracijų lygį pakelti, tai labai skani formulė yra 3 lašus Frankinsono, 2 lašus levandos, tai sukuria tokią gilią ramybę ir susitelkimo atmosferą. Tai vat labai tinka vakarui garinti. 3 lašiukai Frankinsono ir keli lašai levandos. Bet aš visada sakau, intuityviai eksperimentuokit, nes atrandam tokias gražias kompozicijas, kur gražiai susigroja kartu. Kopaiba. Tai kai duodu uostyti, visada pradedu nuo šito, nes jis yra toks švelnus, kad vėliau pauoščius kitų labai mažai kas be užuodžia. Tai jis yra gaunamas iš kopolio medžio. Pirmą kartą, kai Daivutė buvo atvažiavusi į mūsų bendruomenę ir aš klausiausi apie šitos eterinius aliejus, davė tokius lankstinukus. Tai aš šalia jo pasirašiau vietoj antibiotikų. Ir viskas. Ir man visą tai pasako. Kur gertumėt įprastai antibiotiką, kur naudotumėt antibiotiką, ten naudokit kopaibą. Tai kopaiba gerina emocinį balansą, mažina stresą, nes jinai pasižymi atpalaiduojančiom savybėm. Jeigu sunku yra užmigti, nurimti, tai galit kopaibą kelis lašiukus net po liežuviu, einant miegoti po liežuviu, pasilašinti. Odos grožiui tai mažina spuogus, raukšles, greitina žaizdų gijimą. Ir kalbant apie peršalimą, apie imunitetą, tai apsaugo nuo infekcijų, pasižymi antibakteriniu poveikiu. Kur Gintarė ir Daivutė jūs naudojat kopaibą? Aš visur. Man čia yra auksinis eterinis aliejus ir, sakyčiau, vienas iš tų, kur būtinai reikia turėti. Vat jį reikia turėti tikrai ne dėl kvapo, o dėl jo poveikio, to viso, jisai švelnus, bet poveikis yra labai labai stiprus. Ir aš jį šiaip atradau, tai vat, kaip sakiau, mano vaikai tuo metu nelabai jau sirgo. Ir nors jie buvo tokie paaugliukai, bet mano sūnui va tada gal buvo apie 11 metų, kažkas tai, jisai pas mane visiškai nemokėjo ryti jokių tablečių. Jisai neprarydavo, niekaip jam ten nesigaudavo. Ir aišku, irgi nėra taip, kad tu naudoji, nėra tokių priemonių, dėl kurių pataptum nemirtingu arba nesergančiu. Natūraliai, organizmui reikia, imunitetas, jisai irgi formuojasi, kaip jisai kovoja su virusais ir visuo, būtent su jais susidurdamas. Tai būdavo tų tokių kažkokių ar peršalimų, ar temperatūra, ar dar kažkas, ir aš neturėdavau jam realiai ką duoti, nes jisai tablečių jokių nepraeidavo, net jeigu ir tuo metu aš dar būčiau griebusis vaistų kažkokių tradicinių. Tai man buvo išsigelbėjimas kopaiba. Aš visais atvejais skauda, duodu kopaibą ir aš žinojau, kad tai yra saugu naudoti į vidų. Visiškai ir net neskiesta, jau 12 metų, tai tikrai jis jau prilyginama kaip suaugęs žmogus. Tai
skauda kopaiba, temperatūra kopaiba, pas jį dažniau būdavo būtent su kosuliais susiję virusai, irgi duodavau kopaibą, nes jinai skystina sekretą ir tikrai suaktyvėja. Pradžiai netgi būna, atrodo, lyg net daugiau tu pradedi tenai, bet tada greičiau ir išsivalo, nes jisai suskystina sekretą, tai jeigu vat sloga bus, tai ten valysis labai gerai nosis, jeigu kosuliai, tai irgi toksai šlapės tas kosulys ir padės. Sau aš pati naudojau skrydžiuose, nes irgi tada paskaičiau, sužinojau, kad kopaiba turi tų savybių, apsaugančių nuo radiacijos, nuo vat visų šitų. O ir oro uostuose, ir per saugumo zoną, ir aš dar ir dirbau tuo metu oro uoste, tai aš žinojau, kad ten yra tikrai daug tų lokatorių, kurie ten viską spinduliuoja. Tai kadangi žinojau, kad apsaugota, aš ją irgi prieš skrydį, po skrydžio visą laiką išgerdavau. Ir čia vėl nežinojau aš kitų jos savybių. Ir tik po to atradau, kad jinai padeda baimės įveikti, jinai raminančiai veikia. Ir aš turėjau skrydžio baimę. Man tikrai niekada nepatikdavo skraidyti. Tai tokia labai gera susisiekimo priemonė, bet nepatiko. Ir aš kažkada taip irgi pajutau, kad aš jau galiu sėdėti prie lango visiškai komfortabiliai. Ir vat irgi su ta baime man padėjo sukovoti. Plius jinai ir drėkinančių savybių odai turi. Tai begalė. Ir dar vienas dalykas, ką aš visada netgi sudėtingesnėse situacijose prie kitų visų eterinių aliejų, aš visą laiką pajungiu kopaibą, nes jinai sustiprina kitų eterinių aliejų poveikį. Tai ką mes... Kaip įnešiklis. Taip, labai labai stipriai. Tai, sakau, auksinis buteliukas. Tinka nuo pat mažumės, nes viena kaip mūsų viešnia šio vakaro sakė, 6 mėnesių sūnelis yra. Tai šitoj vietoje aš nuo mažumės sūneliui, dantukų dygimas išoriškai tepiau kopaibą. Kažkoksai jau kosuliukas, prikibimas, nugarytė, pėdutės, tifsas, kopaiba. Jisai tarsi antibiotikas, kur mes sakėm. Ir šitoj vietoje mums nėra prireikę, praktiškai, gal kai buvo labai mažas, dar klausiau daktarų, bet dabar tai N metų vien tik tai eterinių aliejų pagalba mes galime padėti sūneliui greičiau pasveikti, o šiais metais jokių dar tokių virusinių sunkių susirgimų neturėjom, kad reikėtų iškristi savaitę ar daugiau. Tai kopaiba tai numeris 1 tėveliam, kas augina vaikučius, tai turėtų kiekvienoje šeimoje būti. Aš dar noriu įgarsinti, Andžela rašė, kad kopaiba ir frankinsonas sutvarkė kelio skausmus. Tai žinant, regeneruojančias savybės, tai kopaiba, kad įneša, tai tikrai. Ir dar rašo Birutė, kad frankinsono aliejus labai padeda kaulo lūžiui. Tai tik paantrina mane, kad regeneracinės savybės labai stiprios šitų eterinių aliejų. Ačiū už pasidalinimus. Taip pat rasite namų vaistinėlę, kaip aš vadinu, startiniam premium rinkiniai pipirmėtė, tai yra vieno augalo. Jau jinai, kaip sakau, kvepia, tonizuoja, pakelia nuotaiką, darbingumą. Tai sąmoningai tai žinodama, kartais, kai rašo vaikai kontrolinį, pipirmėtę sumaišau su apelsinu, nors, kaip sakau, vaikai nežino, jiems svarbu, kad skaniai kvepia kabinete, bet, kaip sakant, augalo ta molekulė žino, kokį darbą dirba. Tai aromatas pipirmėtės tikrai visiems žinomas, yra gaivus, pipirmėtė gerina virškinimą, o jeigu namie garinat, netgi jinai stimuliuoja sotumo centrą smegenyse ir nesinori taip dažnai užkandžiauti. Kvėpavimas, jeigu nosis užgula, tai užtenka įkvėpti tiesiai iš buteliuko, palengvėja kvėpavimas, atkiša užgulusią nosį. Tai peršalimui, jeigu sukilo temperatūra, galit su pipirmėte atskiedus V6 trinti krūtinę, trinti nugarą ir taip žeminti kūno temperatūrą. Tai pipirmėte tinka tiek namų kvapui, tiek masažui, po sunkios treniruotės ar fizinių sunkių darbų skauda raumenis, tai irgi galima įtrinti, masažuoti.
Ir vietoj kramtomos gumos, ne, kad nereikėtų dirginti skrandžio pastoviai kramtant gumą, tai pipirmėtės lašiuką įsilašinti vandenuką arba irgi su medum, jau čia galite eksperimentuoti. Tiek apie kopaibą, tiek apie pipirmėtę galim atskiras paskaitas kalbėti. Žinau, kad Gintarės mylimiausia pipirmėtė yra. Taip, apie būdų galima paskaitą. Realiai apie kiekvieną iš jų, nes jie tikrai labai yra unikalūs, nuostabus ir vėl pasikartosiu, veikia labai įvairiais lygmenimis. Tai pipirmėtė pas mane visą laiką rankinukė yra. Šią visą laiką turiu, vasarą jinai labai gerai atvėsina, atgaivina. Jeigu ten kažko suvalgius, vat, ar refliuksas kyla, ar rūgštis, tai irgi momentiškai tiesiog padeda. Kelionėse yra buvę, kai ten vat, neaišku, ką suvalgai to maisto ir irgi pradeda pūst pilvą, tai čia ir dabar vat, pilvą pamasažuoji, jisai biškiai ir atšaldo ir nuramina. Beje, labai netgi prie tų pačių, vat, kas jeigu turite skausmingas mėnesinės, tai vat, aš tuo metu, kai pas mane dar būdavo tie tikrai baisus priepuoliai, tai vienas iš būdų, ką aš darydavau, aš dėdavau ledą. Iš šaldytuvo ledą dėdavau ant pilvo apačios ir tada, sutraukia ten, ką reikia ir atpalaiduoja tą skausmą tokį nenormalų. Tai dabar, vat, dukrai kažkada, kai reikėjo, tai aš jai va taip pipirmėtę paėmiau ir patepiau ir irgi padeda. Ir lengvesniems skausmam tai iš vis labai greitai atpalaiduoja, bet ir didesniem, nes veikia grinai kaip ledas. Vat, kas irgi gerai, nes ledo vasarą tu ne visada turėsi su savim, ar šiaip kažkur tai, tu kažkur tai esi, tu nenubėgsi ir kai sako susitrenki, ne visada turėsi kažką šalto po ranka. Na, bet pipirmėtės eterinį aliejų buteliuką galim rankiniai savo nešiotis. Visada. Ir tikrai esant galvos skausmams, patepti kaktos zoną ar smilkinius nuima galvos skausmą. Na, čia turbūt levanda vadinama vainikuojama eterinių aliejų karalienė. Ne, turbūt labiausiai, jeigu kažkas išgirsta žodį aromaterapija, tai kaip lemputė galvoje levanda turi užsidegti. Tai levanda pasižymi raminančiom, atpalaiduojančiom savybėm. Tai vakare garinti, kvėpuoti tiesiai iš buteliuko. Tai jeigu yra miego sutrikimai arba norit gilesnio miego, galima ant pagalvės palašinti, trinti pagalvę, pasidaryti dulksną pataliniai. Tai nuima nervinę įtampą, tai jeigu ta nervinė įtampa sukelia galvos skausmus, tai to pasiekoje dings ir galvos skausmai. Levanda man vasarą labiausiai einamiausia yra, nes mano sūnus namie mažai būna, laksto po lauką, kau mažasis mano mauglis, tai ir nusibrozdina, ir įkanda kas nors, tai jau žinom, kad nenusidraskytų, nesikasytų, patepam levandą, nuramina spuogelius. Tai vat, jeigu yra tie spuogeliai ir taip iškilę ant odos dėl kažkokio maisto netoleravimo, irgi galit. Ir kas man patinka, kad tiek kopaiba, tiek levanda galite tepti neskiestą. Jinai yra tokia saugi. Jeigu kažką gaminote namie ir apsitaškėt karštų vandeniu ar riebalais nudegėt, turėkit po ranką levandą, iš karto tepkit, nuramins, neiššoks puslelė. Bet kokiai odos problemai, egzemai ar paraudimui, nuraminti odai, tai levanda. Ir labai dar galite įsilašinti į šampūną ar į kondicionierių, jeigu slenka plaukai, arba įtrinti pačią levandą į šaknis įmasažuojant, stabdo plaukų slenkimą. Ir tokia rekomendacija garinimui, tai palei pajutimą 3-5 lašai levandos į difuzorių prieš miegą, kad būtų tas miegas gilesnis ir ramesnis. Na, čia tas mano mylimukas, kur įkvėpus iš startinio rinkinio, sakau, noriu ir aš viso šito lobio. Tai jau vieną pavadinimą sako, stresavai, stresas šalin. Tai turbūt nieko daugiau ir nebereikia pasakoti, ne, kad padeda
mažinti ir kraujospūdį, nes veikia kopaiba atpalaiduojančiai, tai sumažina įtampą, baimės pojūtį, atstato emocinę pusiausvyrą. Kai vedu įvairias edukacijas arba kažkur dalyvauju mokymuose ir tenka viešai kalbėti, nėra tai, kad pas mane nėra streso. Yra to streso, bet aš žinau, kad stresavai prieš tai pasitepsiu keletą valandų prieš, pasikvėpinsiu ir man tas stresas bus, bet kaip sakau, sveikas stresas, nes tas perteklinis stresas jau tada daro žalos. Tai jeigu, žinoma, nuo streso visas kūnas yra sustingęs, surakintas, ar ne, kaip žmonės nuo streso būna įsitempę, tai, žinoma, stresą stimuliuodami tam tikrus smegenyse centrus padeda atsipalaiduoti visiems raumenim. Tai netgi padeda esant artritui, nes yra kopaibos. Vat pirmoji ta dalis sudedamoji, tai reiškia daugiausiai yra kopaibos. Ir tikrai labai skaniai kvepia, nes ten yra ir vanilė, ir kedras, ir okotijų, ir levandų, ir žaliųjų citrinų. Tai vietoj kvepalų galima drąsiai naudoti. Ir po dienos vakare, nesvarbu ten, kad didelių stresų nepatyrėt, bet sakau, visa mūsų diena pilna streso, tai prieš einant miegoti keletą lašų į delnus ir įsitrinti streso vietas, kaklo juostą. Tai tikrai pajusit didžiulį palengvėjimą. Žinoma, galima dar stresą įtraukti į savo vonios ritualus, integruojant į kasdienybę. Na, citrina, jau jį pauostę, visi šypsosi. Citrina, apelsiną, kai kas nors uosto, iš karto šypsena veide stimuliuoja, ne, tam tikrą centrą, džiaugsmo centrą, iš karto saulė, šiluma. Tai vat, kai Gintarė sako, pauostykit, turėkit tokį įprotį apelsiną uostyti, tai jis ne tik, kad tą nuotaiką kelia, bet tarsi apgaubia tokią šilumą, tą saulės šilumą. Tai citrina kelia nuotaiką, tai jeigu namie vyksta dažnai konfliktai, barniai ar tarp vaikų, tiesiog kažkokie nesusikalbėjimai, tai dažniau pagarinkit citriną. Arba moteris va dabar turint plaukus, galit pasitepti plaukus su citrina ir kai jūs eisit, pravėjuosit, nuo jūsų dvelks citrina. Tai vat, jau praeisit ir kažkam pakelsit nuotaiką. Tai ryte, neturint tikros citrinos, nušarminti vandenuką, tai vat galit įsilašinti keletą lašų šio eterinio aliejaus, nes šarmina organizmą, padeda atkurti pH, šalina toksinus, bakterijas, stiprina imunitetą. Kaip aš jau sakiau, kad eteriniai aliejai tirpina ftalatus, petrolatus ląstelėse, tai būtent citrina labai pasižymi šitom savybėm, tai palaiko būtent centrinę simpatinę nervų sistemą, tai vat, kelia nuotaiką, tai yra garinamas naudojimas visi citrusiniai sergant depresiją. Ir jeigu pasidarysit su V6 tokį kaip aliejų, prasiskiesit su citrina, galit masažuoti tas vietas, kur pradėjo kauptis celiulitas. Tai irgi padeda tiems riebalams išsivaikščioti. Ir, kai sakau, užtenka bulves nuskusti su bepirštiniu ir toj pat pajuoduoja, tai vat, neturint citrinos galima pabalinti, pastiprinti nagus. Ir lygiai taip pat natūraliai galima pabalinti dantis su citrinos eterinium aliejum. Pasilašinti kelis lašiukus ant dantų šepetėlių. Nuostabus mišinys RC, sutrumpintai RC iš lotynų kalbos būtų kvėpavimo takai. Tai reiškia viskas, kas susijęs su kvėpavimo takais, tinka RC. Slogytė RC, skauda gerklė RC, kosuliukas RC, plaučių uždegimas RC, astma RC, nes RC pasižymi bronchus plečiančių poveikių. Tai vat, ir peršalimui, ir gripui, ir bronchitui, ir sergant. Ir lygiai taip pat galima į kapsulytę. Tai jisai skystina sekretą ir padeda greičiau išsivalyti gleiviams kartu su tuo mikroorganizmu, kur sukėlė peršalimo simptomus. Ir jeigu jaučiat, kad kyla ant lūpos pūslelinė, tai irgi drąsiai RC galima neskiestą tepti vietiškai. Tai į jo sudėtį įeina net kelios eukalipto rūšis – mairūnas, pušis, levanda, kiparisas, melsvoji eglė ir pipirmėtė. Bet dominuoja tai eukaliptai.
Jo, ir aš va čia galite. pasidalinu tokiu receptu, vat, Aha, sau, kur naudoju visą laiką ir aš ir mano dukra mes turim tą tokią, nu turėjom, tiksliau, chronišką slogą, pas mus labai plona yra nosies gleivinė ir aš jau nuo vaikystės aš negalėjau ir aš žinojau, kad aš negaliu naudoti jokių tenai tų purškalų, kurie sutraukia. Nu, ten toj nosiai, ką ten reikia, kad tą truputėlį ir atveria ir tau leidžia kvėpuoti. Nes man visi tie purškalai, man tiek ten dar įjautrindavo tą gleivinę, kad po to jau tada nusitai arba iš vis ten neprakvėpuodavau visą šaltąjį sezoną. Tai reikėdavo labai labai stiprių terapijų. Tai ką aš atradau su būtent eteriniais aliejais, kaip savo padėti, kai jeigu užpuola sloga ar kažkas, kad truputėlį ir padrėkinti gleivinę tuo pat metu ir ją pastiprinti ir praplėsti, va, kaip Žuvintas sakė, kad nu, tos va, bronchus. praplečia visus tos kvėpavimo takus. Tai aš į tuščią 5 ml buteliuką susilašinu 5 lašus RC, 5 lašus kopaibos ir 5 lašus arbatmedžio eterinio aliejų. Užpildau arba V6, nu, jeigu tam 5 ml buteliukai darau, tai tada V6, o kartais darau tokią mintelėje su kokoso aliejum, nes kokoso aliejus taip pat turi drėkinančių labai savybių, kas yra naudinga, bet kas turi jautresnę nosies gleivinę. Ir sausų krapštukų, bet negiliai, nekiškit, nereikia tos nosies tenai kažkaip tai ardyti, ją reikia mylėti, saugoti. Tai va, bet grinai va čia, kur yra šnervės, aš taip truputį patepu vieną pusę, kitą ir įmasažuoju. Ir tada ir automatiškai jau RC, va, eukaliptai tau padeda kvėpuoti, kopaiba, jinai drėkina, stiprina, įneša tuos eterinius aliejus geriau. Arbatmedis dezinfekuoja ir tikrai vat, kelios dienos ir kažkaip tai jau nebūna taip, kad sloga tęstusi 7 dienas. Kažkaip greičiau tikrai įveikiam ir padeda man tada ir miegoti ir viską, nereikia jokių kažko papildomų. Purification yra irgi kelių augalų kompozicija, tai dominuoja citrinžolė, yra rozmarinas, arbatmedis, jau savybės paminėjo, levandinas ir mirta. Tai lietuviškai reiškia gryninimas, tai visur, kur reikia išvalyti, gryninti orą, tai naudokit drąsiai purification. Tai galima netgi praturtinti veido prausiklį, jeigu yra aknė arba riebi veido oda. Vabzdžių įkandimams slopinti tą niežėjimą ir gydyti. Jeigu namie auginat kokį gyvūną, tai atsiranda įvairūs kvapai, tai garinant purification neutralizuoja tuos kvapus. Kartais spintose užsistovėję daiktai irgi įgauna tam tikrą kvapą. Tai ant batos tamponėlių keletą lašų ir į spintas, į stalčius, po lovą galite kur nors, kad būtų nuolatos tas gaivos kvapas. Dabar, kai jau skalbinius neina nešti į lauką, tai džiovykliai džiovinus skalbinius, tai irgi kartu į džiovinamus, su džiovinamais skalbiniais įmetu vatos tamponėlį su purification. Tai baigus džiovinti, atrodo, kad aš ištraukiau rūbus, ką tik parneštus iš lauko, kvepia gaiva. Tai netgi energetiškai jis valo erdves, kaip kiekvienas augalas turi savo tą vibracinį dažnį. Tai visur, kur reikia gryninti orą, arba netgi galima, jeigu vyrų batai linkę kojos prakaituoti, prakaitas yra aitraus kvapo, tai galima ir į batus įlašinti po keletą lašų, kad tą kvapą neutralizuotų. Ne, ir labai skaniai kvepiantis, bent jau man asmeniškai rinkinyje yra Blue Relief. Jis yra sukurtas iš kopolių, bergamočių, gvazdikėlių, ramunėlių, pipirmėčių ir imbierų. Tai kapolės, gvazdikėliai, imbierai pasižymė labai stipriom tokiom antiseptiniam savybėm. Tai kur reikia skausmą malšinti, mažinti, tai naudokit drąsiai šitą mišinį.
Tai jis padeda sumažinti raumenų, sąnarių diskomfortą, sukuria atsipalaidavimo jausmą. Na, o man irgi, vat, įkvėpus jį, man kvepia ramybė. Tai gal, vat, aš užuodžiu tas ramunėlės. Ir pats eterinis aliejus, kai naudojat, jeigu kas matėt, yra toksai melsvas, tai būtent ramunėlės išskiria mėlyną eterinį aliejų. Tai va, irgi man tokia stebuklas, ne, atrodo, visas yra permatomas lašelis, o kai kurie turi spalvą eterinis aliejus. Ir priešuždegiminis poveikis, kad mažina uždegimą ir mažina skausmą. Tai jeigu skauda sąnarius, galite tepti, skauda raumenis, galite tepti, reikia nurimti, sukurti atsipalaidavimo jausmą, kvėpuokit, tepkit po nosim, uostykit. Galit drąsiai naudoti, jeigu patinka kvapas ir vietoj kvepalų. Ar naudojat kur nors jūs, Gintarė ir Daiva, kasdienybėj šitą eterinę Aš jį aliejų? labai mėgstu vat kelionėse arba po žygių raumenim atpalaiduoti, kai nu tokį jauti tikrai raumenų sunkumą ir kad atpalaiduotų, jis tokį šiek tiek vėsinantį poveikį turi. Po sodo darbų, nu vat kaip kvepalų, tai nes man vat ramunėlė nėra iš mano tų mylimų kvapų, bet jisai tikrai labai atpalaiduoja. Tai... O man tai po sporto, tai jeigu raumenys ypatingai skauda, tai įsimasažuoti, įsitrinti, tai atpalaiduoja. Tatjana rašo, kad Blue Relief su kopaiba arba laimu tobulu. Kokia graži kompozicija. Andžela dar įgarsins ir rašė, kad nuo pūslelinės ant lūpų ir tyfsas arba kopaiba išbandyta ir veikia. Tai vat nauji receptai, ne, kad dar galima dėti. Ir dar taip pat dalinosi, kad temperatūra žemina stuburą tepant su pipirmėte kas 2 valandas. Tai va irgi be jokių cheminių preparatų galima temperatūrą žeminti. Apelsinas, džiaugsmo, eterinis aliejus, jau užtenka įsivaizduoti, kaip jį lupam, nekvepia ir iš karto susidaro seilių burnoje. Tai džiugesio ir geros nuotaikos eterinis aliejus. Nu, labiausiai jis patinka vat, paaugliams, vaikams, visi citrusiniai. Tai vat, jeigu duodi uostyti, tai jau apelsinui abejingų turbūt irgi nėra. Tai dabar padeda. kalėdų periodas artėja, tai jau toksai Taip, apelsinų, natūraliai mandarinų norisi, atrodo, ir pagarinti. Ir labai skaniai beje, vat, kas jeigu darote patys savo kompozicijas, kalėdinių kažkokias ar kalėdinės, ar kalėdinius vainikus, advento vainikus pinat, tai labai irgi skanu yra vat, apelsino eterinio aliejaus užlašinti ant kankorėžių, vat, kažkur ar atsirinkus kažkokią kitą, bet man kažkaip patinka vat, apelsiną su cinamonu kažkokius įlašinti. Arba apelsino ir typso. Vat typsas beje, jis tai sausainiais kvepia, tai gerina. Kadangi cinamonų kvepia. Tai man kas patinka, kad apelsinas atrodo vienu metu ir ramina, bet jis taip pat ir tonizuoja, tokį balansą palaiko. Tai vat ir didina darbingumą, dėmesio koncentraciją, padeda susikaupti. Ir kai sakau, dabar, jeigu mėgstat netgi gaminti, paeksperimentuoti galite ar į padažą, ar į kokį gėrimą, ar į kokį kepenį, galima irgi paskaninti būtent apelsino eteriniu aliejų. Tai va, nėra nuotaikos, nėra saulės, įkvepiam apelsiną ir nuotaika kišenėje visada. Taip, čia yra įdėta, jeigu jau turit galimybę, gal net raginčiau aš pasidaryti nuotrauką, kas registravosi, tai bus įrašas, galėsite dar kartą sugrįžti prie šitos pateikties. Tai čia yra parodyti tam tikri akupresūriniai taškai, kuriuos įvedant eterinį aliejų stiprina imunitetą. Ir yra tokia kaip duoti taškų zonos ir vat, ką daryti. Ne? Tai masažas stimuliuoja organizmo apsauginės jėgas, didina imunitetą. Kiekvieną tašką reikia masažuoti sukamaisiais judesiais pagal laikrodžio rodyklę po 9 kartus. Žinom, kad mūsų odoje yra pilna receptorių, ausyje, pėdoje, delnuose pilna taškų.
Tai žinant, kur koks taškas, ar ne, kur nosis, kur sloga, kur galva, galima masažuojant įvesti eterinį aliejų ir taip save pasimasažuojant stiprinti imunitetą ir išvengti fizinio kažkokių skausmų negalavimų. Tai profilaktiškai, jeigu neturit dar peršalimo, jokių skausmų, tiesiog pasilepinkit, pamasažuokit 2-3 kartus per parą. Pasirinktų kokį nors eterinio aliejų, pavyzdžiui, kvėpavimui lengvinti ar pipirmetę ir įmasažuokit tas vietas. Aš eterinius aliejus tiek vaikam, tiek savo stengiuosi tepti ten, kur yra limfmazgiai. Tai vat už ausų, ne, arba kirkšniukuose, jeigu labiau moteriškos problemos kažkokį reikia hormoną įvesti, fitohormoną augalai turi. Tai ten, kur yra limfmazgiai, kad greičiau patektų į kraujotaką. Ir kaip minėjau, saugiausias būdas per pėdas. Per pėdas patenka eterinis aliejus į limfą, o po to ir į visą kraujotaką. Na, šaltuoju sezonu prie būtiniausių priskiriam tikrai labai skanes, labai veiksmingas, vitaminingas Ninja Red sultis. Dabar galima įsigyti su 15% nuolaida. Ir kas propaguoja sveiką gyvenimą, tai tikrai nereikia sutikti švenčių su šampano taure. Tai labai graži taurė yra būtent su šitom sultim, sveika ir graži taurė. Tai ožekšnio uoga labai turi daug antivirusinių savybių, labai stiprina imunitetą, palaiko energijos lygį organizme. Aš praeitą vasarą turėjau didelį susirgymą po erkinio encefalito, tai man ir kraujas buvo nusilpęs labai stipriai. Tai aš tikrai keletą mėnesių gėriau šitas sultis, kad atstatyti kraujo sudėtį, atstatyti ir pakelti geležies lygmenį. Tai taip pat palaiko sveiką hormonų lygį ir gali padėti sumažinti potraukį cukrui, jeigu toks yra. Ir čia 60 ml pakuotėje, jeigu 60, tai apie pusę stiklinės, ne, yra 15 kartų daugiau geležies nei špinatuose ir 2 kartus daugiau antioksidantų nei žalioj arbatoj, 3 kartus daugiau nei mėlynėse ir 5 kartus daugiau nei spanguolėse. Tai reiškia, išgerdami pusę stiklinės šitų sulčių, jūs gaunat vitaminų, energijos bombą, sveikatos bombą. Tai va, tai labai gera idėja šventinių laikotarpių, va, naujus metus pasitikti va, su to gėrimu rankose. Ir labai graži dovana yra, beje, kad kažkam, kas žinote, kas vertina sveikatą, kažkam labai brangiam, tai tikrai ir gražiai atrodo tas butelijas, ir tai toks dovana su tikru sveikatos palinkėjimu. Ir vaikai labai skaniai geria šitas sultis, Daivutė galėtų, va, turi mažą vaiką, papasakot. Jo, išties yra dar ir pakeliuose, vaikai mėgsta sulčių pakelius, tai būtent Ninja Red sultis yra pakeliuose, o rytais ar ten dienos metu, ar vakare, kai grįžtai iš darželio, arba vasarai, ypatingai kai keliaudavom, tai kuprinėje įsimeti ir tiesiog išgeri ir tos energijos pliūpsnis ir tu žinai, kad pasotinį organizmą sveikais dalykais ir sustiprini. Tai vaikučiai tai tikrai mėgsta. Taip pat Young Living ne tik eteriniai aliejai, nors pirmuosius metus aš tik eterinius aliejus praktikavau ir įsileidau, bet metams einant vis per akcijas pasimdavau vieną, kitą kažkokį tai maisto papildą. Nes, kaip sakau, buvau rami ir saugi, neskaitydavau tų sudėčių, žinau, kad kompanija užtikrina C2C, kad viskas yra natūralu, be sintetinių visų dalykų. Tai šaltuoju sezonu rekomenduojamas yra maisto papildas Iner Defense, jisai stiprina visą mūsų imuniteto sisteminę gamybą, skatina sveiko kvėpavimo takų funkciją, palaiko imunitetą, sukuria nepalankę terpę mielėms grybeliams organizme vystytis, labai greitai ištirpsta, o kad pasiektų maksimalių rezultatų ir labai lengva yra vartoti kapsulytės pavidalu. Ir į jo sudėtį įeina tyfsas, čiobrelis ir raudonėlis.
Tai va toks Nežinau, ar žino, vat, kas naudoja, tai jį reikia šaldytuve laikyti šitą papildą. Šiaip Young bet iš papildų, tai tie, kurie yra stikliniuose indeliuose, juos reikia laikyti šaldytuve atidarius, o kur plastikiniuose, tai gali būti ir šiaip virtuvėje ant lentynos. Tai padėtas toks labai lentynos. lengva orientacija. Bet man tai irgi patinka šitas papildas labai, nes jisai, kaip sakai, labai paprasta, čia jau sugalvota. Mes anksčiau būdavo, kad irgi tų yra receptūrų labai įvairių ir kapsulytės ten susilašini viską, bet čia yra paprasta, kur tau nereikia, net jeigu tu nesi namie, ir vyras, ir vaikai paims ir išgers. Čia kaip pradžiai dalinais, ne, va, skubančiam žmogui arba tai moteriai, kuri net nebėra tik namų, ta židinio kurstytoja, kuri yra veikli ir neturi laiko gamintis kapsulyčių. Taip, nes nu, reikia jam, tai jam vat, vyram tada paprastai sakai, atidarai šaldytuvą, durelėse toje lentynoje yra toksai buteliukas, kapsulytė išgerk. Tada ir gerai įvykdo instrukciją, tiek gali. O jeigu pasakysi, ten nueik į lentyną, paimk kapsulytę, tada ten tuos 3 buteliukus, įlašink po 3 lašiukus, nu tikrai nepadarys. Tikrai. Ir dar Andžela dalinasi, kad Ninja Red man netiko, sualergizavo kažkas. Aha, gerklė kažkas ištino. Tai vad gali būti, kad esate alergiška kažkuriai sudedamai dalį, netgi gal ožekšnio uogos, ne, yra raudonos, gali turėti kažkokių tai dirgiklių. Taip, tai visada išbandom nuo trupučio ir pasitikrinam visada per save. Nežinau, jau turbūt visos, kurios domisi aromaterapija, tai tikrai matė dabar prasidėjusios tas Black Friday akcijos. Tai labai geras pasiūlymas yra premium startinis rinkinys, kuriame yra visi mūsų dabar aptarti eteriniai aliejai, yra įdėti būtent Ninja Red sulčių mėginukai keli paragavimui. Ir yra keramikinis gražus difuzorius ir kartu gaunate dovanų pelėdžiuką difuzorių. Kaip aš sakau, nebūtinai vaikams, mažiems, jisai patinka visiems, nes suteikia, yra ir garso funkcija kelios, ten paukščiukų čiulbėjimas, jūros ošimas, melodija, keičia spalvas ir labai gražiai papuošia namų aplinką. Tai aišku, aš įsigijau tą pelėdžiuką vaikams, vaikų kambarį, prieš miegą pajungdavom ten ir muziką ir dar, aišku, kvapas sklisdavo. Tai dabar tikrai rekomenduojama labai gera akcija pasinaudoti, kas dar neturi rinkinio arba, kaip aš sakau, turiu jų ne vieną ir esant gerai akcijai pasinaudoji, kad papildyti atsargas. Tai tame rinkinyje rasite pipirmėtę, citrinų, levandų, bosfelijų, kopaibos, purification, tifsa, RC, digaizą, stresavai, blue, relief, o apelsiną. Ir V6 tai yra augalinis aliejų kompleksas, kuris puikiai tinka eteriniams aliejams atskiesti. Ir kuo skiriasi Young Living difuzoriai nuo kitų, tai kad jie ne tik pučia garą, dėl kurio kvepia namai, bet jis ir atlieka kaip jonizatoriaus funkciją, ne, valo orą. Ir jis yra šalto garo difuzorius, tai reiškia, ta molekulė yra nesunaikinama, jinai pasklinda po tą patalpą. Tai apie premium startinį būtų tiek. Nebent aš kažką praleidau, merginos, papildykit. Ne, viskas. Aš gal tik tai vat, apie pelėdžiuką, kaip pasakoju, tai taip iš karto prisiminiau vat, iš pažįstamų, kas turi mažų vaikų. Tai žinau, kad tada labai lengva netgi tada tos rutinos laikytis kažką gart, nes vaikam labai patinka, jeigu keli vaikai, tai tada būna vieną vakarą vienas, kitą vakarą kitas jungia, ten paprastai pėdutę paglostai ir jisai ten įsijungia, tai vaikam tas žaidimas labai smagus yra toksai. Ir kaip irgi, vat, sugrįžtam prie to, ką kalbėjom, kad atrodo, kiekvienas eterinis aliejus jisai turi bent 10 savybių. Ir jeigu mes turim tą dėžutę, 12 eterinių aliejų, mes su jom vėl komponuojam, žaidžiam, kaip labai labai įvairiai ir dar praplečiam labai stipriai tas savybės. Ir
tau ta dėžutė duoda tokią galimybę tikrai pabūti tą tokią raganaitę, laumę ar namų tokią dvasios kūrėją, kur tu gali sukurti nuotaiką tokią, kokią nori. Tai čia vat keletą difuzoriaus kompozicijų į mūsų išmėgintų, kurios galite pamėginti namuose, vat norint ryte, labai tikrai šauniai yra pipirmėtė ir citrina. Žvalina, aktyvina, tokia gera nuotaika. Vėliau jau, kai reikia dirbti, pridėkite dar levandos. Nes levanda nuima tą tokį vidinį stresą, pipirmėtė koncentruoja mintis, citrina aktyvina ir jie kartu labai sukuria gerą darbinę nuotaiką. Vakare jau norisi tokio truputėlį tokio lengvo relax, tokios būsenos, atsipalaidavimo. Tai stresaviai, tyfsas ir apelsinas. Tai toks dabar man iš vis toks prieššventinis aromatas, kvapas, kompozicija namuose. Kai norisi tos tokios gaivos ir tokio praplėtimo erdvės netgi suteikia, vat RC, aš ir švieną labai mėgstu garinti. Jis man beje labai vienas iš tokių, sakyčiau, mylimiausių namų kvapų RC, būtent mišinys. Bet jeigu norisi tokio daugiau šviesos toj visoj kompozicijai, tada dar citrinos įlašinti. Ir kai, tarkim, ar medituot, ar vakare jau susikaupiant, knygą skaitant, labai nuostabi kompozicija yra levanda, frankincenses ir apelsinas. Šiaip ir esu kvepalų tokią darius kompoziciją, būtent su levanda, frankincensu ir apelsinu ir irgi labai taip skaniai suskamba, ar į kūno aliejų pasidaryti. Dabar irgi labai kviečiu kalėdinės dovanas sukurti patiem, galima kūno šveitiklį susikurti su tokia levanda, frankincenso ir apelsino eteriniais aliejais, tikrai labai skanus bus kvapas. Ir man kas patinka Young Living, kad yra tokia didelė tikrai gausa produktų, kur kiekvienas gali pasirinkti, kaip Žavinta sakė, atėjo ir pradėjo nuo startinio rinkinio. Iš karto sužavėjo eteriniai aliejai ir iš karto norėjosi to startinio rinkinio, tos mūsų vadinamos namų vaistinėlės, kurioje yra visi 12 eterinių aliejų, toksai, mes kaip sakom, aromaterapijos pradžiamokslis, nes su juo yra labai gerai, kad tu viską turi ir jeigu, man kaip ir būna, kad kažkas, kai naujai ar prisijungia, ar tarkim, bando, tarkim, po kelis eterinius aliejus, bet ir skambina ir sako, man ten skauda galvą, ką man naudoti, sako, o ką tu turi? Ir jeigu turi tą startinį rinkinį, labai lengva iš karto rekomenduoti, nes tenai yra sprendimai praktiškai viskam. Bet kompanija turi ir kitokių pasiūlymų, yra ir mažesnių startinių rinkinių. Tai yra su tokiu labai gražiu obuoliuko difuzoriu, kuris yra pakraunamas, nešiojamas, patogu padėti bet kur. Ir čia jisai irgi sukomponuotas, sakyčiau, labai taip vertingai, nes jame yra levanda, pipirmėtė, tyfsto eterinis aliejų mišinys ir purification, jie tokia bazė, o šalia dar yra rutuliniai Breathe Again ir Peace and Calming. Tai toks ir emociniai sveikatai, ir lengvesniam kvėpavimui, ir antivirusinis, ir raminantis, ir švarinantis produktai vienam mišiny. Tai čia 6 eteriniai aliejai ir difuzorius. Kaina yra 145 €, tai dabar siuntimas nemokamas. Ir dar su šitu rinkiniu, kadangi čia yra jisai įvertintas dideliu taškų skaičiu, yra 120 PV, tai dar gauni šį mėnesį ir pankolio eterinį aliejų dovanų. O pankolis taip pat yra labai naudingas virškinimui, kaip ir sakėm, virškinimas irgi beje prisideda prie mūsų imuniteto, ir naudingas moteriškai sveikatai. Jisai veikia tiek emocinių lygmenių ir prisideda prie hormonų balansavimo, tai
Tai yra tikrai svarbus moters sveikatai eterinis aliejus. Bet galimybė yra ir atsirinkti tik tai, ko tau reikia. Tikrai ne visi nori pradėti nuo startinio rinkinio. Kiti nori išbandyti 1, 2, 3. Yra ir tokia, ir aš labiausiai vertinu, kai žmogus renkasi, kai jisai priema sprendimą ir jisai pasirenka, kaip jisai nori, nes kad jisai nepirktų tai, ką visi aplinkui, bet tai, ko jam reikia. Ir tada žinau, kad jisai naudos, jisai mėgins, jisai pamatys rezultatus ir tada iš karto nebus klausimų. O galbūt tai yra tiesiog tokia ne mini, bet labai graži dovana, ne? Tai yra 74 eurai, kur tu gali padovanoti, nežinau, tėveliam ar patiems brangiausiam žmonėm, nes dabar atėjo šventės. Ir aš sakyčiau, net ir dovanos, nes ten 145 yra, tarkim, ir daug dovanai. Bet 74 brangiam žmogui, tai vienas iš tokių irgi variantų. Bet galėtų, kur yra už 200 eurų, tas startinis rinkinys ir tai yra 2 difuzoriai, tai tu vieną difuzorių su kažkuriuo eteriniu aliejum tu gali padovanoti, kitą savo pasilikti. Irgi tai variantas. Ir tų komplektacijų čia yra labai daug. Mes kiekvienas esam individualus, kiekvienas augalas yra irgi individualus ir skirtingas. Ir tą atrasti, kas kam labiausiai tinka, kuri draugystė yra pati tvariausia, tai čia toks menas, grožis ir turbūt nuostabumas. Ir daug kas sako, kad galbūt irgi ir dabar paklausius daug klausimų, daug visko ir aš irgi susiduriu dažnai kalbantis, kad, bet reikia daug laiko. Realiai aromaterapija tikrai nėra sudėtinga. Pakanka, aš kaip pradžiai sakiau, pradėkit nuo apelsino eterinio aliejaus dienoje 1 kartą pakvėpuoti iš delnų. Jums kitą dieną galbūt jau norėsis 2 kartus pakvėpuoti iš delnų. 3 dieną galbūt norėsis citrinos pakvėpuoti iš delnų. O dar vėliau vakare užmigti su frankinsenso lašu ir su meditacija. Tai aromaterapija tai yra tik tai keli lašai, keli kartai per dieną ir tavo uoslė pasako, jeigu tu turi tą dėžutę, gali užsimerkus, atsisukinėt, prasiuosit, uoslė pasakys tai, ko tau reikia. O ko reikia tavo kūnui ir tas minutė per dieną, lašiukas 2-3 dienoje ir mes suteikiame savo kūnui būti stipresniu, sveikesniu ir pradedam girdėti kūno signalus. Bet tas yra dar nuostabu. O mes esame tam, kad atsakytume į jūsų klausimus, palydėtume šitoj kelionėj. Tai labai dėkojame, kad buvote šiandien su mumis ir kviečiame, kas dar nesate mūsų klubo nariai, prisijungti į mūsų Aroma Balanso klubą. Mes turime daug jau tradicijų, daug įvairių susitikimų, įvairių renginių, mėgstame kurti įvairias šventes ir jos mūsų bendruomenė plečiasi ir mūsų aroma renginiuose atsiranda ir skambesys, ir piešimas, ir daug kitų dalykų, tai projektų kūrėme daug ir įvairių. Ir palydime ir jau esame sukaupę didelę biblioteką, viskuo dalinamės. Ir Žavinta, kaip sakė, šiaip Young Living Lietuvos bendruomenė yra tikrai ta, kuri dalinasi labai dosniai. Sukurta yra labai daug įvairių mokymosi įrankių, daug projektų, kur labai lengva būti ir tada tu supranti, kad aromaterapija tikrai nėra sudėtingas dalykas. O ypatingai nesudėtinga, kai yra nuostabios mentorės. Žavinta savo bendruomenėje, jinai skleidžiančią tą žinią, kaip naudotis eteriniu alieju, jeigu panašiai kaip parašai jai, ir aš žinau, kad jinai išsakys viską pažingsniui, ką ir kaip daryti. Tai nereikia žinoti ir laikyti galvoje. Man nereikia stabdyti, nes aš tada per daug pasakau, reikia stabdyti.
Taip. Tai pratęsiu, Daigutės, kad ne tik palydėsime, pasidalinsime, tai atrodo, kai pats turi tiek daug sukaupęs ir nori tą patį patirtį, tą, ką esi sukaupęs, pasidalinti, kad ir kitas patirtų tą pačią naudą, tą patį gėrį, ką ir tu patyrei. Tiesiog su, kaip sakau, su atvira širdim eini per pasaulį, nešina kvapus buteliuke. Taip. Tai ačiū visoms už vakarą, kas kantriai klausėsi seminaro iki galo. Ar klausimų nėra? Aš nematau čato, tai... Aš matau, dalinosi Andžela dar išliks stiprus visus sezonus receptų. 2 lašai Frankinsono, 2 lašai tyfso, 2 lašai apelsino ir lašas raudonėlio. Na, tikrai toks antivirusinis labai stiprus. O toliau yra tik padėkojimai, klausimų nėra. Tai aš Taip. manau, kas klausysis mūsų įrašo arba kas dar yra prisijungę ir dar nėra aromaterapijai, bet galvoja, galbūt šį mėnesį, o galbūt kitą mėnesį, jeigu nuspręstumėt, kad šį mėnesį, tai išskirtinai jums dar būtų papildomai dovana ir nuo mūsų. Nuo mūsų, tai tiesiog rašykit Žavintai, Gintarei arba man ir lauks kvapni dovana dar papildomai. Tai va, tai... Kurią jūs patys galėsite išsirinkti, taip? Jo, išsirinkti, taip. Taip, tai stabdau aš tada įrašą.